Daugiabučių renovavimo peripetijos. Pokalbis su Petru Čiegiu, Kauno rajono komunalinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoju. Pans Petrai, jūs 20 metų tarnavote Kauno miestui. Kas nutiko, kad atėjote į rajoną? Na, reikėjo matyti pakeisti ir darbo specifiką, ir galbūt pakeitimų daryti savo gyvenime, tai tas ir įvyko. Apie Kauno švarą tikrai nekalbėsim, kalbėsim šiandien apie renovaciją ir apie renovaciją Kauno rajone. Ar jūs galėtumėt papasakoti trumpai, pristatyti, kaip šiuo metu vyksta renovacija Kauno rajone? Dabar šiuo metu yra statybos aikštelės ir pastoliai stovi prie 32 objektų ir šį mėnesį užbaiginėja darbus prie 10 namų. Kitą mėnesį apie 15 namų irgi bus baigtos renovacijos. Spalio mėnesį dar keletą objektų, praktiškai kitiem metam baiginau metų dar lieka apie 5-6 objektus ir renovacija praktiškai šito etapo bus baigta. Labai priklausė nuo pačių gyventojų, kurie pritarė šitą investiciniam projektam ir jie patys sutiko dalyvauti šitame procese. Tai galima pasidžiaugti, kad tikrai Kauno rajonas šiek tiek daugiau išsiskiria iš kitų savivaldybių. Aš pensininkė iš karto norėjau, kad renovuotų, nes buvo labai šalta, dabar galbūt šilčiau. Būdavo tik 13-12 šilumos kambariuose. Atliekant tokius darbus, pirmoji eilėje ko reikia, tai vis tik tais turėti bendrijoje bent vieną atstovą, kuris šnekėtų, sakykime, už visus, ar ne? Ar sunku susitarti su gyventojais? Na, manau, kad ne vienas susirinkimas praeina, kol gyventojai prisitarė. Pagrindinis dalykas yra matomai labai išsamei papasakot apie renovacijos naudą. Ir ten, kur žmonės tikrai, kad nori jos, tai mes ir dabar ir statybos jėgoje nematom problemų. Bet galbūt iškyla vienas klausimas, kur, sakykime, ir mes dabar jaučiam renovacijos metu, tai investicinių planų kokybė. Užsiminėte apie naudą. 5 už renovacijai. Kodėl verta renovuoti? Ką sakote žmonėm? Jeigu gerai apšiltintas namas, praktiškai iš tikrųjų gyventojai taupo šilumos energiją, mažiau moka už šilumos, sakykime, padengia šilumos kaštus. Tai vienas iš esminių dalykų. Tvarko, šiluma. Antras grožis. Iš tikrųjų, galbūt ir dizainas, ir grožis visgi jau ne pats paskutinis dalykas, bet to, na, tam tikrą prasme ir to pačio būsto vertė auga. Tai mes tik tai 3 stoteles išvardinom. Na, ir dėl tų 3 verta renovuotis. O tokia prieš renovaciją, kokie pasigirsta? Galbūt tai yra pinigai. Visgi renovacija kainuoja ir jeigu pažiūrėsim mūsų namus, kuriuos mes administruojam, tai gyventojas per 20 metų turės priklausomą nuo kvadratūros, nuo pasirinktų priemonių sumokėti nuo 20 iki 60 tūkstančių. Tai yra priklausomai kokią kvadratūrą turi ir kiek priemonių pasirinkta. Tai čia litais ar eurais jūs? Litais. Aš litais dar kalbu. Galbūt tai pavadinkim vidutiniu, bet mes ėmėm tą vadinamą B variantą, kur yra brangesnis, tas ventiliuojamas fasadas, renovavom pilnumoje ten tą visą šildymo sistemą, visą, kas, sakykime, numatyta ES lėšomis, ar ne, kiek galima padengti, ten tų 40% šią dieną, kai buvo. Ir paskui keitėm visus vamzdynus, viską. Bet dabar matau, kad buvo galima galbūt kažką tai šiek tiek ir ne tai, kad pataupyto, kai tik, sakykime, kažką tai pridėti daugiau. Tai jų nuosavybė ir valstybė dar už jos padengia beveik pusę kainos. Tai iš tikrųjų tai motyvacija yra stipri. Nes paskola įmama ten jau mūsų bendrovės. Toliau tik tais bus surenkama paprasčiausių mokesčių pavidalu už tą renovaciją eilutę. Toliau, reiškia, žmonės socialiai remtiniai gaunantis, reiškia, kompensacija už šilumą, jiem iš vis niekas nekainuoja. Visas tas dalis padengia, reiškia, valstybė, visas palūkanas ir visą kredito gražinimą. Tai iš tikrųjų labai palankus metas ir buvo daug namų, kurie tiesiog į patį galą net, galima pasakyti, spėjo prisijungti prie to traukinio, nuvažiuojančio.
Nu, man pasakykit bent vieną minusą renovacijos. Aš suprantu, kad jūs turite šnekėti, kad tai yra labai gerai. Nepakankamai gerai paruošti investiciniai planai. Tai mes susidurėm ir su rangovais, kadangi jų turim 15. Ir su rangovais atsiranda ir ginčių ir tarp gyventojų, ir tarp rangovų, ir tarp užsakovo, tai yra įmonės. Negalim atsidžiaugti jūsų namu. Mes irgi jo džiaugiamės, smagu, kad taip viskas pasikeitė. Bet brangu. Nu, dar nemokėjom, tai nežinau, tikriausiai brangu. Bet kaip pat apsisprendėt, kad, renovuot, ne visi tikrai apsisprendžia? Ne visi, pensininkai, taip, tikrai daug kas buvo nesutiko, bet, yra ir jaunų žmonių čia gyvena, ir žinoma, kaipgi, jeigu tik yra galimybė susimokėti tą renovaciją, tai žinom. Ar jums sakė, kiek tai kainuos, kiek reikės mokėti? Mums sakė apytiksliai, buvo planai, galėjom pasižiūrėti ir apytiksliai, maždaug. Tiksliai nežinau, apie 100 litų per mėnesį taip kažkur susidaro. Čia kiekvienam būtų individualiai skaičiavo. O per kiek laiko vyksta renovacija? Kiek laiko žmogus turi pasiruošti gyventi, karo kabutėse sąlygomis? Iš tikrųjų, šitie namai, jie buvo pradėti pavasarį. Tai taip 5-6 mėnesiai daugmaž ir baigėsi. Bet vidaus darbai praktiškai padarome per 2 mėnesius, priklausomai nuo pajėgumo rangovo, kiek jis turi. 5-6 mėnesiai vienas namas? Praktiškai taip. Šitie namai yra tuo pačiu metu pradėti. Ponas Petrai, norėjau paklausti apie kokybę. Iš tokių minusų renovacijos žmonės šneka, kad renovavo namą, o gyventojai pasijuto tarsi termose. Tai yra, nėra vėdinimo sistemos, viskas netgi pelyja. Na taip, jeigu praktiškai čia yra sudėtos turbinos vėjo, ventiliacija kai kuriuose objektuose yra numatyta investiciniuose planuose rekuperaciniai įrenginiai. Ventiliacija yra labai svarbu. Taip. Bet aš dar kartą grįžtu prie investicinių projektų parengimo kokybės. Dabar yra sprendžiama jau daugelį objektų, kur mes administruojam, tai yra rekuperaciniai įrenginiai, tai yra natūrali ventiliacija. O žmonės gali pasirinkti, namo spalvą? Iš tikrųjų, namas kažkiek tai renkas, bet tai yra savivaldybės daugiau reikalas, urbanistikos skyrius. Jie daugmaž nustato, kokios spalvos gamos pagal vietovę turėtų būti, Kauno rajonai. O ponas Petrai, ar jūs pats gyvenate renovuotame name ar ne? Ne, aš privačiam gyvenu. Bet mielai keltumėtės? Taip, jeigu iš šitą vietą, tai tikrai. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū.